Tęsėme toliau šiandieną Evangelijos apmąstymus ir lekcijų Diviną maldą. Ir jūs kviečiu melstis su Jono Evangelijos tekstu 6 skyriaus nuo 44 iki 51 eilutės. Kaip tik šią eilutę dabar ir perskaitysiu. Šias eilutės. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta, ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Taigi, tęsime toliau įvadą į lekciją Diviną. Viliuosi, kad tai pasitarnaus jums, jūsų asmeniniai maldai. Ir jūs girdėjote Evangelijos ištrauką iš Jono Evangelijos 6 skyriaus nuo 44 iki 51 eilutės. Taigi, ankstesni tekstai ir šis iš tikrųjų kalba apie Jėzaus dieviškąją kilmę. 35 eilutė byloja, aš esu gyvybės duona. 38 eilutės byloja, aš nužengiau iš dangaus. Taigi ir šie žodžiai tam tikrą prasme išprovokavo minios nesutikimą ir jie murmėjo ir buvo priešiškai nusiteikę. Taigi šiai miniai tampa per sunku įveikti kliūtį dėl Kristaus žmogiškosios kilmės ir pripažinti jį Dievu, ką byloja 42 eilutė. Jums perskaitysiu. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos, kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus. Taigi, Jėzus stengiasi išvengti nereikalingos diskusijos su žydais ir padeda jiems susimastyti apie jų širdies kietumą, kad šis priėmimas jo kaip Dievo siųsto Mesijo, tai yra širdies susitikimas su mylinčio Dievo valia. Taigi ir jis tam tikrą prasme išdėsto sąlygas būtinas, kurios padės jį įtikėti. Tai pirmoji, tai iš tikrųjų parodyta 44 eilutėje. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Taigi, tu, žmogau, esi pašauktas išgyventi, kad tu esi pašauktas Dievo į šį gyvenimą. Taigi, Dievo meilė žmonijai dovana ir apraiška. Kitaip tariant, aš turiu atsiliepti tą tėvo, mylinčio tėvo meilės apraišką, kuri dovanota man per mano gyvenimą, o visų pirma per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra siųstas iš meilės man. Taigi niekas negali eiti pas Jėzų, jei nėra traukiamas paties tėvo. Taigi, kas myli mane, tas myli tėvą. Pats Jėzus yra tai pasakęs. Antroji sąlyga yra klusnumas Dievui. Ir taip mums byloja 45 eilutės pirmoji dalis. Ir bus visi mokomi Dievo. Taigi, čia mes susidurėme su Dievo tėvo mokymu ir Jėzaus gyvenimo mokymu, kuris pražysta tikinčiojo klusniu tikėjimu tėvo sūnaus mylinčių žodžiu. Taigi, klausytis Jėzaus tai reiškia būti mokomam paties tėvo.
Nes Jėzus yra pasakęs, aš ir tėvas esame viena. Trokštu, kad ir jūs būtumėte viena manyje, kaip ir aš tėve. Taigi, atėjus Jėzui išganymas yra atviras visiems, tačiau esminė sąlyga, kurios reikia, yra leisti save patraukti prie jo, klusniai klausantis, jo pripažįstant, jog jis yra gyvybės žodis. Ne? Taigi, kita sąlyga, kuri reikalinga, ar ne, tai matėm, pirmoji, tai yra, kad tėvo, mes esam patraukti tėvo, antroji sąlyga yra klusnumas Dievui ir trečioji sąlyga yra klausytis tėvo, ką byloja 45 eilutė, antra jos dalis. Taigi, kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Taigi, susitikti su Dievo meile, su Dievo tėvo žinia. Taigi, o jo žinia, štai šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Taigi, būtent čia evangelistas Jonas patikslina prieigos prie Jėzaus taisyklę. Tik tas žmogus, kuris gyvena tikėjimo ir amžinojo gyvenimo uoste, principą apibendrinantį visą bendrystę su Jėzumi, įgyvendina ir atsiveria ilgalaikiai laimiai. Tik tas, kuris valgo Jėzaus duoną, nemiršta. O Jėzus gyvybės duona suteikia nemirtingumą tiems, kurie juo maitinasi, tiems, kurie tikėjimu persijima ir įsišaknyja ir įsisavina jo gyvenimą. Taigi nemirtingumas, galėtume sakyti, čia gyvenant žemėje, tai yra santykis ir išlikimas Jėzaus kelyje. Būti nepalaužiamos dvasios. Ir mes turime tokius liudytojus mūsų Lietuvos žemėje, kurie yra gyvi, nepalaužti ir mums spindi iki šiandien. Tai yra ir palaimintasis arkivyskupas Matulaitis. Tai yra ir palaimintasis Teofilius Matulionis. Taip pat, kur galim sakyti, šventieji kankiniai, kurie dovanojo savo gyvybę, tikrai jie mūsų akyse, mūsų istorijoje yra šventi, kurie buvo ištremti. Taigi, jie parodo, kad jie turi amžinąjį gyvenimą, jų gyvenimas paliudija amžiną gyvenimą. Tai būkime ištikimi, sekime Viešpačiu. Palaiminto laiko jums su Dievo žodžiu. Sudie.